Tai ką, labas rytelis, brangus inkilo žiūrovai. Pabudome, kelkimės, daromės kavą, viską. Manęs čia klausėt, kaip čia aparatas, viską dar kartą. Tai va, prisidėjau kavos, vandens įpyliau, uždarai, paspaudė iš antros pusės mygtuką ir va, kava daros. Galime eiti užuoldų lankstytis arba tą kur nors. Viskas liuks šiaip. Pradėjo ten kažką darytisi. Oi, neapversti, čiut neperčiu. Nu, jis va toks yra, kad biškai nestabilus, gal lengvas, tai mūsų. Ne automobilinis, tai. Tai va, tiek žinių. Bet tada kavą padaro. Važiuoju Švedijai, čia nais matom greičiausiai, aš aišku ne specialistas, bet greičiausiai yra pakilimo takts. Nu, keltis, bet naudojams gali būti kaip pakilimo takai, matėt, juostos buvo išplatėjęs visas, danga super, medžiai iškapuoti čia, nu, pločio daug yra, iš tikrųjų galim ir didelis komercinis laineris nusileis čia, manau, tilptų. Jeigu labai reikėtų, aišku, jam nebūtų kur čia apsisukti. Nu ką, brangieji, čia važiuoju atgal, judu link keltą į Göteborgą. Čia biški porą pakrovimų pasiėmiau, biški paroką įsimečiau. Ta ten vieną paletę, varau metalą krautis pas metalistus Göteborgį. Esu ten buvęs ne kartą. Kažką pakraus, kažkiek, 20 tonų, žinau. Susikrausiu. Ir į keltą, tai tokia šiandieną tokia. Nei 1, nei 9, bet normaliai padirbęs beveik būsiu. Čia tokia pusėtinis. Čia matom biškis sninga. Pliurza šlapdriba tokia. Ant kelio tai šlapia, nieko ypatingo. Nestebint čia manęs. Tai tiek mums. Buvau krautis. Žiūriu mano priekabą pas kolegą prieš tai buvus. O, praėjo technikinė. Atsiknojęs tens, viską. Priklauso. Važiuojam į eilę stot, pasiėmiau popierius. Nu ką, gerbėmėjai, sustojau į parkingą, viską čia pasidariau, perplaukiau, viskas gerai. Kažkaip čia, nežinau, nesinorėjau su nieko šnekėtis. Būna tokių dienų pas mane. Yra kaip yra, gal bus geresnių dienų. Tai ačiū, kad ir tiek žiūrėjot ir sutiksim rytoj.